Sveiki. Kaip žadėjau, padaryti reikia apžvalga trumpa. Ką aš čia pribūręs, pridarė šitam daiktui. Žodžiu, ką žinau, ką čia pradėti. Tas paaukštinimas. Ūgis mano 1,96 m, tai man reikalingas. Ar būtų gal gerai ir aukštesnis. Ką aš čia dar? Telefono laikiklis. Labai pasiteisinęs dalykas. Vairo pakelimas. Va tiek va. Tie dalykai. Tiek va nuvažiavęs aš su juo. Pernai pirkau rudenį. Rugsėjo pradžiai. Moca. Žodžiu, rankenėlės iš šaly už 25 eurus. Patogu, nes tos baisės originalios. Patogu, viskas veikia, pasiteisina. Rankabos ilgesnė kajelė, kad lengvesnė būtų. Tai irgi pasiteisinęs variantas. Ką žinau, daugiau tai čia. Libukai šaly 30 eurai. Teko šiemet važiuoti šitą reikalą su šituo motociklu. Pernai važiavau su GS 1.1.5. Šiemet su šituo. Viskas liuks. Ką prieš APL tobulinimų biškį padariau motociklui. Lankai, kaip matot, originalai. Tik tai ties šitą vietą aš su juo susivyrinau. Pats nuvažiavau, nusmėliavo, nudažė miltelinio. Apsaugas irgi susidėjęs. Variklio apsaugą pirkau pas tuos. Čekijai, kur ten jie yra. Kažkur iš Čekijos. Irgi pasiteisinus apsaugą, tiesiog reikėjo lipti per prastus visokius bėgius. Tai padėjo. Šituos lankus persidažiau. Šituos persidažiau. Ką dar dažiau? Šituos. Miltelinio. Kojeles persidariau. Pažeminau gal 4 cm. Nes kaip ūgis mano, kaip žinia, didelis, tai man reikia. Sėdynę persiuvo. Va tas. Labai gerai padarė viską. Dasidėjęs dar esu tokį dalyką įrankiam. Žodžiu. Ką čia dar? Ta lenciūgai nukreipėjas, kaip čia jis vadinasi. Ta kojelę persidariau. Iš tų visų čia kliūdavo man kojai, tiesiog nepatogu būdavo atsistojus važiuoti. Tiesiog nupjauju, pervirinau ir viskas veikia. Ką aš čia dar? Per tiek kilometrų suvažiavau kaladėlės jau, lenciūgą. Pasikeičiau nesenai naują. Pasidėjau kaladės naujas visas. Naujų net nežinau. Ką čia tokia įspūdinga. Kaip jau minėjau, tepalus keičiu pats. Kas kokius 3000 km. Kaip žiūrint, kaip važiuoja. Jeigu nepjaustant nieką, tai galima gal kas 4 kokius. Bet aš manau, kad gerai. Tepalai keist dažniau reikia. Dar išėmiau katalizą. Įdėjau tą iš šaly irgi vamsdelį už ten 30 kelias pinigus. 40 kiek jis ten kainuoja, pasiteisina, žinokit, bandykit. Dingsta garstas skarbonkės ir šiaip su originaliu duslintuvu labai viskas liuks. Garsas geras. Per telefoną nieko aš nerodysiu, nieko nesuprasit vis tiek. Padangas. Ką žinau, nežinau, neišsirenku padangų. Šiaip gal Michelinas
Reiks dėti kažkada ateityje, gal geriausias variantas taip. Aneke Wild, kaip ten jie, kažkokie tai nebežinau. Šitas ūžė, jeigu dviese važiuoja su žmona, tai ten apsiklausyti negalima. Šiaip vienam baikas. Ką žinau, tas nuo saulės tipalė, bet nežinau, ar padeda čia jis. Žodžiu, tokių reikalų. Geras motas, patinka, kai ištiek pinigų. Tai net labai galiu pasakyti. Nežinau, gerai, viskas kol kas viskas gerai. Dar tuos dėjau, čia tokie tipo kažkiek gal milimetras storiau gaunas rankinėlė, kažkaip patogiau man. Kaip sakiau, telefoną tas laikiklis, kudlokas labai pasiteisinęs. Apvažiavęs visą paelą navigavau ir viskas veikia, viskas laikasi. Žodžiu, ką daugiau, nežinau net. Guolius visus pertepiau, padangas pats montavausi, tai ir staklis namie, tai tiesiog su mašininiam stakliam viską pasidarai drąsiai. Visi guoliai nuimti, tie vadinami rebokšliai, pridėta tepalo daug, tuos šakių pagrindinius irgi va šitos va, kur nusvirtis yra. Guoliai tokie išilginiai irgi patarčiau užsiardyti, nesunkiai čia ardos viskas ir susitepti, nes jie, galima sakyti, sausi būna. Žodžiu, daugiau ką, nežinau. Nežinau, ką čia jums papasako daugiau, klauskite, jeigu ką. Daug aš jau ją esu išrinkęs ir sudėjęs atgal ir viską bandysiu dar čipuot, siūsti į kompą, kad pačipuotų. Nežinau, ar čia gerai, blogai, bet manau, kad bus geriau. Atsirado, kaip minėjau, kažkur ten forume rašiau, kad dabė duodant gazą nebuvo nuo 8,000 įvažiavus, kažkokia atsirado dabė, kuri nelabai patinka man. Sako, pačipavus išsilygina tas visas duobės ir tikrai verta, nes atsiranda daugiau galios. Šiaip, nežinau, užtenka tas galios, bet. Tai va, tiek, žodžiu, rašykit, komentuokit kažką. Čiau.